normaliai, viskas gerai. Visur, ne? Sveiki. Sveiki visi. Krepšinio fanatai, mėgėjai, Labą mylėtojai, dieną. sveikas Richardai. Tai Sveiki. va, mes truputį vėluojam po Eurolygos, bet, taip jau gaunasi, kad pasirinkom tokią tarpinę stotelę tarp Eurolygos ir rinktinės pasidarytą laidą. Tai pradėsiu nuo to, žinai, galvoju, ką čia apie tas varžybas pastarąsias pasakyti Žalgirio. Ir vakar labai gerai pasakė Gintaras, žinai, Furmanavičius. Sako, kokios varžybos buvo, sako, seniau žiūrėdavau, kaip kas nors kalasi, va taip, žinai, va taškas į tašką, kapojasi. Sako, ir galvodavau, blemba, ką tas Žalgiris toje Eurolygoje veikia, kai tai Chevra žaidžia. Nu, bet šį kartą ir galima pagirti dar kartą Žalgirį. Nu, irgi varžybos geros, rimtos, su rimtų priešininkų, taškas į tašką, atrodo jau pirmauja, vėl gauna išpratesimas. Ir vėl pirmam pratesime taip pat atrodo jau 4 taškai minutę ir vėl lygų. Ir ištraukė Chebra, kaip sakė Tomas, sako, šitų dviejų komandą, šitie du ir patraukė, kaip ir reikėjo per Nu, ne šitų dviejų, žinok, Tomas pasakė, šitų dviejų pažiūrėk, kaip Madolo suluš. Ne, tai sulučia ir Mado. Labas rytas. Pabaigoje laikė per pratesimą 3 mažiukus. Ne 2 mažiukus, o 3 mažiukus. Visi 3 lošia. Ir supranti, esmė, kur, supranti, jie, aišku, jų buvo akcentas ant Francisko, kaip visų, žinai, kaip visų ir visą laiką. Ir vis tiek Francisko 23 padarė, žinai. Jo, bet jie akcentavo Francisko. Bet jie rizikavo ant Goso. Gosas pradėjo mėtyti, pradėjo Gosą dengtas, pradėjo mest Madolo. Madolo 15 taškų sumetė. Kaip trečias žaidėjas ir žaidėjas mažiausiai, jisai super išeina. Super. Aš, žinai, patikimumo duoda. Aš kai supranti, kai jį ten pasirašė, kaip tik vyko Europos čempionatas ir žiūrėjau, kaip jis už Vokietijos rinktinę atrodo. Tai atvirai sakant, ir Masiulis jį išnaudoja daug geriau negu Vokietijos rinktinės treneris. Vokietijos rinktinė, aišku, jie turi Šrioderį, žinai, ten, kuris pagrindinis, o Madolo daugiau išeina ant keitimo arba kartais lošia tokių, žinai, antrų žaidėjų. Bet čia jį išnaudoja daug geriau. Ir jisai įgavęs pasitikėjimo, jis daro tokius dalykus, kokių aš nemačiau, žinai, rinktiniai. Rinktiniai ten taip lošia atsargiai, tokių, žinai, pagalbinių darbininkų, būna, kad visai nemeta į krepšį arba tokius mėto, žinai, toks išsigandęs biški, žinai. Ir kas man rinktiniai iš karto patiko, žinai, jisai gerai gynasi, beveik niekas nekalba pas mus apie tai, kad Madolo gerai gynasi. Maždaug Gosas gerai gynasi, žinai, Gosas tikrai gerai gynasi, jis labai kybiai gynasi. Bet Madolo irgi gynasi tikrai gerai. Iš tų 3 mažiukų, tai jisai antras tikrai po Goso. Ir užvakar, kada čia, žinai, vieną kamuolį tam iškrapštė, žinai, nitkilinai, jo supranti. Nu ir ne tik vieną kamuolį, jisai prikybęs, jisai supranti, jisai kybus labai yra, greitos kojas. Nu, tai... Ilgos rankos. Tu pažiūrėk, supranti, jeigu toksai Trinkerį iš žaidėją darė iš žaidėją ir aplamai žaidėją darė iš ko? Iš Giedraičio. Ne? Ir pagrindę Giedraitį naudoja kaip gynybą. Nu, aišku, ir kažkiek sureikdavo ir kaip žaidėją. Tai ką, Giedraitis sėdė ant bankės? Ne, tai pasaulio čempionas yra komandoje. Nu, tu gali būti pasaulio čempionas, bet, žinai, soliuko čempionas. Gali žaisti ne čempioniškai. Kai Matijūnas laimėjo ten tą Torę Korašo, žinai, Korašo čempionas net neregistruotas rungtynėms. Tai čia ne toks čempionas, supranti, jisai pasaulio čempionas, jis ten žaidė, jis ten toli gražu nebuvo pagrindinis, bet jisai čia tai jisai žaidžia, jisai čia žaidžia visą galvą geriau už Giedraitį. Ką nori tą sakykit. Ir jisai čia rodo tą čempioną. Ir drąsus metimai, ir prasiveržimai. Giedraitis žaidžia, 50% nuo Mado. Jam sunku, žinai, jisai netiek daug gauna, jisai kaip Mado Vokietijos rinktinė, jisai, žinai, turi ribotą laiką, bijo klaidas. Jis nukonkuruotas, jisai nukonkuruotas. Taip. Žinai, kiek Madolo Eurolygoje žaidžia. Madolo žaidės finaluose, žinai, suvokia patirtis. Ir jis šitą patirtį dabar, akivaizdžiai išnaudoja aikštėje su Žalgiriu, būdamas Žalgiryje. Jisai čia, parodo,
ką jis ten toj komandai Jo, veikia. Masiulio skaičiau irgi komentarą, žinai, sako, jis pas mus menininkas toksai, iš menininkų šeimos, žinai, toks kuklus. Toks, ir mes jį visą laiką stumėm, sako, tu būk drąstesnis, imkis iniciatyvos. O matyt, niekas jo nestumė iki šiol. Kaip jis lošia, taip gerai. O šitie pamatė, kad jo potencialą, kad jis gali tikrai daugiau. Ir stumė, sako, tu davai daryk tai, ką tu gali, žinai, ir mes būsim tik tai rankom plosim, supranti, ir jis dabar daro. Jo, jis toksai matos, naglumo tokio neturi to gerojo. Jis geras bachūras, supranti, toksai, geras žmogus, aiškiai, akivaizdžiai. Jo, bet vat, ką buvo teisus, ką ir mes esam su tavim kalbėję, Tomas, sakydamas po varžybų, kad, visuose komandose, kaip sužaidžia gynėjai, taip sužaidžia komanda. Tai va, tai čia irgi vėl, žinai, Neįsakyta. vėl pomidoras į tų mūsų ekspertų daržą, žinai, kur ten, atsimenu, kolega, kabutėse, žinai, Algimantas Bružas, didysis ten ekspertas, pasakė, ką, Madolo neformuoja. Gosas lėtas, metimas pasilėtas, viskas pasilėta. Kai Francisko neina žaidimas, viskas, Žalgiris nežaidžia. Reikia dviejų gynėjų. Mes ir pamatėm, supranti, kas čia ne, kokio čia neformų Madolo. Madolo, supranti, tokie žaidėjai nebūna neformų. Jis gali neformų būti, jeigu jis pusę metų buvo iškrytęs, ne, tai jam reikia laiko ten kažkur gal mėnesį įsibėgėti, kai jisai grįžta. Jis nebuvo niekur iškrytęs, jisai visą laiką, žinai, jis lošia. Ne naktinių gali būti neformai, paprasčiausiai dar, žinai, komanda dar dėliojasi. Tu supras, kad jie dar ieško savo vaidmenų, savo pozicijų geriausių, supranti. Visi visko ieško. Jau čia jisai neformai, tas nelošia, tas lėtas, blemba. Koks tu ekspertas, norėjau pasakyti. Tai, žinai, pakritikuoti yra lengviausiai. Nekalbant apie tai, žinai, kad kaip kažkada šnekėjom, net kovoja kamuolių Žalgiris. Bet tai kovoja, žinai, abidvi komandos, ne vieną. Ir čia taip pat. Modulo Tie nekovoja, tie stovi, supranti, o mūsiškiai neima kamuolių specialistų. Ar ten tie neformai, žinai, bet tai prieš ką tu žaidė, žinai, gerai. Šį kartą prieš Olimpiakos gynėjus tu žaidė meistriškai, vyrai, karališkai, nieko negali sakyti. Padarė, kad kuriam reikėjo tuo momentu, kuriam, žiūrėk, metą Gosas neįmetė, atšoko kamuolys, numetė Sisko metą yra. Dalinasi kamuoliu, žaidžia kartu, kuris geresnėje pozicijoje mato. Žiūrėk, ant kiek jau atidirbtas automatizmas, žinai, Francisko veržėsi ten, žinai, į tą tirštį, ten jie, aišku, visi uždaro viską, kad nieks neteitų, bet jisai jau turi kelis sprendimus, ką jis darys. Jo, yra kampe. Jis atranda geriausiai, švisti šoną, žinai, Madolo laisvas, tinkšt, arba Gosas laisvas, tinkšt, supranti. Gražu žiūrėti. Jo, žinai, eilinį kartą irgi trenerių štabą pagirti reikia, nes čia irgi ne tik žaidėjų darbas buvo laimėti šitas varžybas. Du dalykai, supranti, vienas dalykas, kad kokias tu žaidėjus turi, tai yra, aišku, svarbus dalykas, bet kaip tu juos išnaudoji, tai yra dar vienas dalykas. Iš tikrųjų, Tomas savo žaidėjus, kad ir tą patį Gosą. Gosas taip Olimpiakose nelošia. Olimpiakosas apsišovė su Gosu, jį atiduodamas žaidėjui. Tai norėjo ten lygti. Čia, aišku, taip pat kalbėjo. Bet jo nusprendė jie atsisakyti. Aišku, tikėjusi, kad pasveiks Evansas, ne? Kad jau pradės lošti Evansas ir Gosas čia nueis į trečią poziciją. Kam čia laikyti, brangus ten visą kitą. O gavosi cirkas toksai, kad karma pakišo kiaulę, tu pardavėjai gerą bičą, o tas, kurį tikėsi, gavo traumą antrą. Ir viskas. Ir tu likai su kuo? Ir tu dabar likai su Valkupu vienu, ne? Su Volkupu ir su to Skilina, kuris ten toksai, jis buvo Partizane, buvo daug kur, jis NBA biškio žaidęs. Jis neblogas, jis turi duomenis, ką jis padarė tos rungtynėse. 3 taškus, jeigu neklystu, vieną trajeką paleido. Uždengė lėtieji mūsų. Bet ką, dabar dar norėjau pasakyti, pasižiūrėjau, Brazdeikis, 7 taškai. Ir labai savalaikį. Ką ir norėjau priminti, atsimeni, šnekėjom, kad tas rezervukas, kurio vis netrūk, o jis pabiškį pagauna. Ir jeigu jis pagaus tą ritmą savo tikresnį, nes jis dar toli gražu,
nuo to savo tokio tikrojo ritmo, savo Jo, 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 vaidmens, jo, jo. tai jisai po tos 15 ir daugiau taškų gali mesti, žinai, ir Jo, mes bet kaip. jisai, matai, čia jo kitoks biški vaidmuo, žinai, čia Taip, metikai yra kiti, supranti, ir jisai, jeigu jam paės žaidimas, jisai pribės, bet jeigu neina, jisai per daug, jisai neįman, žinai, netraukia kaldros ant savęs, kai būdavo, žinai, pas... ja, Dabar rinktinį pamatysi, Brazdėkis ims iniciatyvą, bus, niekiek taip, nebejoju. Jis taip. turės tą kaldrą rankoje, žinai, ir jisai pats ims žais viens prieš vieną ten ir taip Tai toliau. jisai čia atvyks kaip modaloji Žalgiris. Jis atvyks čia, žinai, visą aukštą geresnį, visą galvą aukštesnis, geresnis už savo Jo, konkurentus. bet prie rinktinės gal perėsim biški vėliau, Jo, jo. pabaigim gal dar apie Jo, jo, jo. šitas varžybas. Va, o antras dalykas, žinai, aš sakiau, kad labai svarbu, kaip tu išnaudoji žaidėjus. Tai tą patį Wrightą, ne? Taip. Jie irgi atidavė, kaip jiems nereikalinga. Aš pradžioj sezono irgi rašiau, Žalgiris susirinko niekam nereikalingų žaidėjus. Bet paaiškėjo, kad iš tų niekam nereikalingų, blemba, Tomas padarė tokio aparatą. žvaigždės, blemba, apstatė Francisko žvaigždėm. Taip. Francisko dengia, jisai turi šalia du bičius, kurie gali, žinai, bet kada iššauti ir jie negali dengti Francisko taip tada kietai, kai aplinkui kiti tokie, kurie gali sulošti. Jo, negali rizikuoti. O kaip pernai, kai nebuvo, pas rinkerį nebuvo, net tokių, nu, galų gale pats, jis irgi neišaugino iki tokio lygio, nedavė atsiskleisti. Ir ką, ir tada Francisko uždarinėdavo į ten, žinai, jisai pradėdavo ten, žinai, mėtyt daug bulvių, supranti, ir taip. Jo, o antras dalykas, supranti, aš pirmas pasakiau tas, kaip išnaudoju. Antras tas, kuris išnaudoja, Tomas Masiulis. Pamatysi, po sezono bus geidžiamiausias pirkinys svetimų klubų. Ne žaidėjai kokie nors, kurie, aišku, yra gerai, Tubelis ten ir taip toliau, ar Francisko, žinai, kur, aišku, daug kas nusitaikė, bet nenustepsiu visiškai. Eurolygoj trenerių gerų... Uždaras ratas. Taip, uždaras ratas. Ir Tomas įsiveržinėja aiškiai į šitą ratą. Aiškiai. Jo, tu įsitvirtinam. Tik tai aš norėčiau palinkėti Žalgiriui tą savo žmogų ir žaidusi čia, ir augusi čia, ir taip toliau išlaikyti ilgai. Jo, išlaikyti, bet, nu, jisai, aš manau, jis irgi turi sentimentų, jam reikia, aišku, ir pinigų daugiau duoti, nes jis, kiek suprantu, gauna mažiausiai vos ne Eurolygoj, žinai, iš tų trenerių. Tai vienas dalykas, jam duot biškį motyvacijos, dėl ko jam čia likt, o kitas dalykas, nu gerai, kitas sezonas dar liks, bet jeigu jis taip toliau dirbs, nu tai pasirinktas, kodėl jis turi sėdėti Žalgiris, nueis į kokį Olimpiakosą? Nebent Žalgiris algą padarys Arba pakankamai į Monako nueis, gerą. Bet tai neduos niekas tokios algos, kaip gali duoti Monako, arba kaip gali duoti ten, žinai, bet kas, italai su... Dubajus ar kas nori. Aišku, dar atsiminkim vieną faktą, kuris bus labai irgi svarbus, tai po šio sezono jisai pats rinksis komandą. Jisai pats rinksis, nes vis tiek jau ten kalbos, mačiau, antraštės jau Sisko su Barsa kalbasi ten. Nu, natūralu, tikriausiai, kad Sisko 2 sezonai čia jis jau išeis, tikriausiai. Tikėtina. Tai reikės vieną, kitą, trečią žaidėją keisti ir juos keistis pats Tomas. Ir norėčiau jam... Jo, jeigu jisai liks, aš manau, jisai tikrai dar bent sezono tikrai liks, tai jo dabar jie turės galimybę patys susirinkti savo žaidėjus. Nu, bet čia irgi nėra lengva. Čia irgi nėra lengva. Čia nėra lengva, bet vis tiek tai yra geriau negu kad gauti žaidėjus, kurių tu visai nerinkai. Tik aš ir norėjau pasakyti, kad viskam susidėliojus taip, kaip reikia, jam gavus tą, ką jis nori, tokios formos, kokios jis nori, ir toliau sezonė ten nelūžtant ir taip toliau, jo kaina dar pakils, nes tada jis dar geriau turėtų pasirodyti, teoriškai kalbant. Nu, čia jau, žinai. Jo, čia yra... Vilionės, jo, bet sąlygos tam matosi kažkokios. Taip, priežastis tokios, kurios gali daug pasiekmes matosi. Jo. Nu tai ką, dabar važiuosi pas Valenciją, irgi čia nieko dar neaišku, žinai, kad ten Valencija, vakar aš žiūrėjau irgi ten tą sekiau, nes nežiūrėjau rungtynių, sekiau tik tai, prieš rungtynės Baskonė Valencija, žinai, tokios mintis buvo, aš galvojau parašyti, bet nespėjau. Nu, aš maniau, kad pasikals normaliai, nes Baskonė laimėjo taurę ką tik. Ir išmetė visas 3 komandas, tas kitas, ne? Dalyvavo visos 4 Ispanijos komandos ketvirtukė. Eurolygos,
ir Baskonėje jas visas nukalė. Nu, ne visas, jo, žinai, nukalė Barsą ir finalę Realą. Nu, O Realas išmetė Valenciją. Tai jie aplenkė, jie žemiausiai stovi iš visų tų 4 Eurolygų, bet bet laimėjo savo taurę. taurė parodė, kad jie gali. Iš tikrųjų, faktas yra tas, kad jie čia Eurolygoje nėra tokių komandų. Blogiau biškai startavo, biškai blogesnė, žinai, buvo serija kažkokia, žinai, ten dėliojo, bet potencialą turi čia visas komandos, žinai. Tai va, Ne, tai nu aš tai su to pačiu realu jie gi gavinėjo. pasikapo, žinai, buvo toks dvigubas, arba Baskonė pasikapos ir laimėjęs ant bangos, arba atvirkščiai bus. Valencija, žinai, bus užpykus, o Baskonė biškai išleido Pasėdė orą. biškį, jo. O tai išleidus orą buvo ne biškai gavo 30 taškų, žinai. Jo. Nu, jo, čia toks. Tai labai reti tokie rezultatai, kur, žinai, kas nors. Pažiūrėk ten kelis turus, kokiais rezultatais baigėsi. Nu, ten 10 taškų tai maksimum. Nu, taip. Aš kažkada irgi žiūrėjau ten per kelis turus, ar kas nors laimėjo 20 taškų. Niekas nebuvo laimėjęs. Ar vienas rungtynės gal ten iš 3. Šis sezonas ypatingai mažai tokių rezultatų, ne? Jo. Labai lygi lentelė. Jo, tai važiuos pas Valenciją, ten aišku, irgi lygiai taip pat, kaip čia reikės kaltis, žinai, reikės lošti. Solidumas komandos atsiranda, kaip mes ir kalbėjom, auga ta komanda po trupučiuką, viskas dėliojasi, atranda savo, jeigu niekam neatsitiks traumų, ir net iš tikrųjų realiai, kaip sakant, bet, žinai, net iškritus aš pagalvoju, kad ir tokiam Francisko, žinok, sužaist. Turi. Nu tai jau išėjtų trečių gynėjų, Gedraitis. Taip. Daugiau gautų žaisti Brazdėkis ten, žinai, irgi nieko, daugiau loštų Ulanovas su Butkevičium. Gosas, žinai, dar labiau pasitemptų ir Madolo daug didesnį. Taip. Tai kad, žinai, pakeičiamų dabar, žiūrėk, Tubelis nesužaidė, ne? No. Šitas rungtynės jam buvo prasta diena, blogiausia diena. Nu ir ką, apsėdė Tubelio. Išėjo Slyva. Slyva padarė 1 tašką, jeigu neklystu. Bet jisai visur buvo, kur reikėjo. Arė gynybą, tai kovojo dėl kamuolių. Virsdamas ėjo ten, jo. Plius jisai, kaip bebūtų, jisai pavojingas metikas. Jisai ant kiek gali plėsti aikštę, supranti. Jį turi saugoti, kad jis dabar... Nu, negali rizikuoti ant jo, taip. Taip, kad jis 1 tašką įmetė, tai čia jam pasisekė. Taip, 9 naudingumo pasie. Taip, jam pasisekė, kad jis 1 tašką įmetė ir supranti, jie aišku stengiasi, kad jis daugiau neįmestų. Ir jam pavyko. Bet užtat įmetė kiti. Taip, bet jisai vienas naudingiausių komandai po Francisko, antras pagal naudingumą. Slyva? Jo. Francisko 14 naudingumo, plius minus, žinai. Francisko 14. Ai, plius minus, ne? Jo, plius minus turiu. Ir Slyva 9, jisai 26, beveik 7 minutės atvidė. Ir jisai ten virdamas tos kamuolius ėmė, čia, ta prasme, vyras. Tas vyras irgi paleistas kažkieno. Aš irgi atkreipiau dėmesį, kad per pratęsimą, aš nemačiau, ar kas nors būtų nors atkreipę dėmesį, per pratęsimą lietuviai praktiškai nelošė. Ne. Visi. Per pratęsimą žaidė vien tik užsienietiškas 5. Tai lygiai taip pat pas graikus, nebuvo nei vieno graikų. Tai pas juos graikų ne. Nelabai ir yra. Nors, žinai, gali sakyti, Volkapas ten yra pilietybė. Volkapas graikas labas, ir jis lietuvis daugiau graikas. Tai, bet pilietybė, man atrodo, turi, jisai žaidė. Nu, tai jo, jisai rinktinę į ten. Nu, ten jie tai mėtosi tom pilietybėm nesunkiai. Jo, čia pas mus lietuviai tokie konservatoriai neduoda niekam, čia turi būti, žinai, turi duoti kraują, žinai, patikrinti, ar tavo kraujas tikrai tos grupės, kokias reikia, žinai. Nu, Slyva jau žengė tą žingsnį, pasakė, kaip seneliai, kas ten. Bet matai, jeigu mūsų rinktinė pavyks kada rimtom varžybom surinkti tos... Nereikia mums, jo. Galima, jisai čia... Yra tų žaidėjų. Jo, ne, taip nepraeitų taip kiaurai. Jo. Ir ką? Tu ką, einam prie rinktinės tada? Einam, jo, apšnekam. Žiūrim, aš palauk, atidarau tada portalą, pažiūriu sudėti, kad žinai, kad tu čia nekalbėt sekundę. Jo. Nu šį kartą jau Kurtis gavo ką norėjo.
Nu, ne ką norėjo, jis negavo, bet Nu, gavo ne, bent. bet vis tiek jau, Bet žinai. šį beitą, supranti, gavo šį beitą, koks čia rokiruotė, Tai, aš čia žinai, dabar nepasakysiu. gavai Brazdeikį ir Ąžuolą, jau esi daug Jo, gavęs. jo, Toj jo. komandai tai jau Jo. yra daug. Tai taip, aišku, du Eurolygos žaidėjus gavo. Nu, matai, dabar Žalgiriui neišleisti šitų dviejų, kai išleido Francisko, tai biškai būtų negražu. Nu, taip, jau Jie čia negali. Francisko išleido į Prancūzijos rinktinę, o savo rinktinį neduot savo dviejų žaidėjų, tai būtų biškai negražu. Nu, Ne, nebiški. ne Būtų biškai, negražu. nu, aš nežinau. Tuo labiau, kad žiūrėk, ir Birutis nevažiavo, ir Giedraitis nevažiavo, kurių norėjo, Nu, taip. ir kas dar. Tai ten Rulanovas tikriausiai ir. Ulanovas ten jo jau paskui ir kaip ir pradžioj buvo išplėstiniam tipo, Nu, Butkevičius ir irgi buvo, Butkevičius, bet nu, nebuvo kaip Sirvidžio. Ai, matai, mes aną kartą su tavim kalbėjom, kad kodėl nėra Sirvidžio, tai nepakvietė. Iš tikrųjų kvietė visus. Pasirodo. Tai biškai vėliau išėjo ten tie straipsniai, paklausė Kurtinaičio, kaip čia ką. Nebuvo taip, kad jis nekvietė. Jis kvietė ir Lekavičių, ir su Dimša kalbėjo. Jie kalbėjo su visais. Nu, tai manau. Jie kad kalbėjo su, principė, turbūt su daugum. Ir atvažiavo tie, kurie galėjo. Sajus, pavyzdžiui, irgi matyt buvo, tas Gebenas, pavyzdžiui, irgi nenorėjo važiuoti. Jis buvo ten irgi biškai. Mažų traumų jie visi turi, žinai, jie ten Tai darbas. faktas, vidury sezono, tai visi apdaužyti. Jo, ir tu supranti, galbūt, žinai, ir toks Lukas būtų buvęs, bet matyt, žinai, vis tiek jau ne vaikystė. Tos traumos netaip greitai gyja, viskas vyksta lėčiau, žinai, jeigu tu esi normaliai formą, nesinori tą formą prarasti. Dėl kažkokios čia, žinai, dėl kažkokios avantūros. Va, tai, bet ta rinktinė, tai dabar pažiūrim gal sudėtį, žinai, nu, šiaip sudėtys visai pusė velnio. Nu jo, kaip tuo metu. Aš atvirai sakant nematęs, kaip Sušinskas atrodo. Aš tau dar atviriau pasakysiu, aš pirmą kartą jį išgirdau. Dar, jeigu atviriau. Jisai buvo, žinok, savo laikų geras metikas, bet jis paskutiniai sezonai dabar ten kur lošia, lyg tai Sopote, žinai, supranti. Ne. Kačinas Sopote žaidžia. Ai, Kačinas Sopote. O Sušinskas Žironą kartu su Gebenu. Ai, nu jo, bet jisai ten toj Žironoj, tai statistika, tai pasiprastoka, žinai, aš pažiūrėjau, žinai, net 30% nemeta tritaškių. Mes Kačiną atsimename, ne? Jisai žaidė LKL biškį. Ryte biškį, kur jis buvo? Ar nebuvo ryte? Neptūne jisai tikrai yra žaidęs, jisai klaipėdietis iš viso. Neptūne žaidė, jo. Jo, jisai. 2 sezonų. Taip, jisai Amerikoje NCAA žaidė, tada grįžo į Neptūną, tada Lenkiją, tada... Nu, supranti, jisai toks, žinai, tipo... Ispanijos antros lygos, visur visas. Kanada po to, dabar Lenkija. Dabar antrojo lygoje ta jo komanda? Ne, dabar jau yra Trefl pirmoje lygoje, turiu minį, ne vienus metus čia... Jis Lenkijoje dabar lošia, jo? Jo, 5 kokius metus jis lošia Ispanijos antrojo lygoje. Aišku, žinai, Ispanijos antrojo lygoje. 32 metai, tie vyrukai tokie visi jau, žinai, ne patsanai, supranti. Jau patyrę vyrai. Ir jie tokie panašų, žinai, duomenų, žinai, tokie, kaip dabar madinga, žinai, dabar, žinai, jeigu tu pastebėjai, kad ir toj pačioj Eurolygoje, geriausi sunkus kraštai yra tokie ne arčiau centro, o arčiau lengvo krašto. Pažiūrėk Vezenkovo. Ir tą patį Nigelo Heisą, kur dabar grįžo, ne? Taip. Jie nesuprasys, sunkių kraštų jį vadinti net labai pritempta. Jie ten po 2,3 m, 2,4 m tokie kudyba huriukai, ne tokie, kur ten, žinai, sunkus kraštas, tai Šonas Kempas nebuvo. Barkley, net, tikrai sunkus kraštai. Galų gale mūsų tubelės. Malonus, suprantis, irgi buvo malonus bišas. Iš tų tokių sunkių kraštų, Jankūnas buvo jau... Mūsų Songailą paimkim, buvo. Songailą, taip. O ten buvo sunku. Kleiza netgi buvo toks į sunkų kraštą daugiau, žinai, suprantis. Jo, bet jau visai iš toliau. Jo, nors mes dabar iš toli, bet jisai buvo toks. Jo, o šitie dabar,
tiek Geisas, tiek Vizenkovas, tokie daugiau į lengvą kraštą panašu. Mažiau kontaktiniai, jo. Jie po kažką taip neria, jie ten atsiranda, kai reikia, pagal situaciją, bet jie nėra iš tų artojų, kur ten po kažką, pavyzdžiui, Tubelis mūsiškis, jis arčiau centro, ne, jis gali centru lošti. Nei Geisas nesuloš centru, nei Vizenkovas. Nu, Taip, ten, taip. žinai, gal ten Iš bėdos galėtų, jo. Lietuvos kokias nors vaikų darželio lygoj sulošti centru, žinai, bet ten, žinai, ne Eurolygai. Jo, ir dabar, supranti, šitie vat mūsų, kur dabar paėmė, Bendžius, ne? No. Sušinskas, Kačinas, jie visi yra tokie panašus, ne? Pagal duomenis. Metikai. Tokie, jo, jie tokie ne iš tų sunkių kraštų, kur arė po kažčia. Jie iš tų tokių, kurie iš toliau pamėtė, supranti, Bendžius, nu, bet jeigu reikia po kažką pasistumdyti, žinai, jau su jiems problemos. Ten iš bėdos gali vieną kitą ataką, bet ilgai nepadarys bėdų. Nu, jo. Na, Tai jo, tai tokia bėganti metanti ta komanda, nes realiai ir centro tokio labai jau tokio sunkaus ir neturėsim dabar. Nei Marekas, nei ten Miniotas, nei tas Gebenas. Nu, Gebenas gal koks biški toks. Gebenas toks dramblys. Biški drambliškesnis. Aš galvojau, kad jisai, supranti, aukštesnis, jisai 2,8 m pasirodo. Aš galvojau, kad jisai kokį 2,11 m, panašiai kaip Blažikas. Bet Blažikas, supranti, 2,11 m iš Patiso biškis irgi anksčiau buvo toks maždaug 2,8 m. Nu, jau Blažikas toks sunkokas ir Gebenas tokie jau, žinai, biški dramblavoti. Jie tokie dramblavoti. Tai šito reikia, žinai, biški pasistumdyti po kažką, tai reikia. Nu taip, jeigu ten vienmetį. Mes nematėm, kaip dabar atrodo Miniotas, jis irgi kaip centras čia įrašytas. Savo laiku, kai jis pradėjo, jis žalgirietis irgi, žinai. Gytis Masiulis ir jisai, jie kažkur ten vieno panašaus amžiaus. Ir jie labai panašaus profilio žaidėjai. Tokie, kur po kažką irgi nemėgsta, nors ūgį turi. Ir Masiulis, ir šitas, ir Miniotas, ne? Po 2,8 m. Ūgį turi, kaip ir sakykim, Tubelis, ne? Bet Tubelis, jisai po kažką, kai vėjas ten skraido, supranti, jisai, jeigu jį tik paliksi prieš mažesnį žaidėją, jis apsižais viso gero. Tuoj pat verpstės viską. Į vieną pusę, į kitą pusę gali, žinai, nugarą sužaisti sėkmingai. Šitie, žinai, ir Gebenas, Masiulis ir šitas, žinai, nu tokie, žinai... Arčiau medienos. Jie tokie po kažką nemėgsta, jie geriau iš toliau paleis kažką, tai, žinai, tas Miniotas į savo laikų neblogai, tolimus mėtė irgi visą. Bet gyvenime, matai, ūgis, tave stato daugiau lošti, žinai, po kažką, ir tu pabiškai tos įgūdžius prarandi, žinai, mažiau mėtai, pradedi nepataikyti ir viskas ir susidėlioja. Žinai, problema šitos rinktinės pagrindinė, tai aiškiai yra įžaidėjai. Gynėjai, taip. Įžaidėjai. Gynėjai. Būtent. Taip. Žinai, ir Sargiūnas yra, ir Normantas, kurie tokie, žinai, tipo... Bet nėra kas... Tikro vedlio to tokio, Nėra tikro to, žinai, dirigento. Dirigento, kuris... Aš tą patį šiandien pagalvojau prieš... Nu, tik tai, pažiūrėk, kas liko. Kas liko? Kariniauskas ir Žemaitis. Nu, labas rytas, biškai silpnai. Nu, žinai, užkamšyti skylę, užkamšyti. Aš manau, kad statys, žinai, visą laiką kažkokį tai Normantą arba Sargiūną. Jie iš tikrųjų iš bėdos gali žaisti, žinai, padėti žaidyti. Normantas net ir yra žaidęs toj žaidėjų kažkiek, žinai, toks kombo. Sargiūnas irgi gali sakyti, žinai, panašaus profilio. Jo, panašus. Jie tokie kibus, žinai, nagli, mėgsta greitą žaidimą, žinai. Aišku, jeigu prieš juos atsistotų mažesnis geras žaidėjas kibus gynyboje, jiems abiems, žinai, problema, bent jau Normantui. Taip, čia yra kamuolio varimo technika. Taip. Ir Normantas, ir Sargiūnas, jie ten ne super dribleriai, žinai, normalų žaidėjai, bet nelygins su pačiais techniškiausiais, ne, žaidėjais. Francisko ten arba nupilna tokio Eurolygoj. Jo, bet supranti, šitos komandos jėga aiškiai bus kaip šitose Gilnoj Langose Kurtinaičio, žinai, komandose, kas? Gynyba. Taip, ir greitai. Agresyvi gynyba, kibimas į gerklę, supranti, dabar nebus Radzevičiaus ir nebus to
Polikieno, kur ten jos mėgdavo išleisti, kur ten smaugia. Bet, žinai, kai tu gynyboje apsigini, tada greitas puolimas. Kai tau ketvirti numeriai gali bėgti, žinai, Ąžuolas ar kas per aikštę, Taip, taip pat kaip ketvirti gynėjai bėga tokiu greitai, greičiu. žinai, jo, ketvirti bėga, treti bėga, antri bėga, pirmi bėga, visi bėga, svarbu. Žinai, jie gynyboje galės laužti susikeitimą, daug aukštų, daug tokių vieno ūgio žmonių. Ir, nu, čia pagrindinis bus akcentas, žinai, kietai gintis ir bėgti greitą. Jeigu Viską paskui keičiam, jeigu nepavyko nubėgti greitą, tada jau biški bus sunkiau. Taip, Tada taip. jau, žinai, nei žaidėjų normalaus mes turim, supranti, stipraus, kad ten pozicinė atakoje suvadovauti. Jo, ten tik tai jau išsukti derinuką, žinai, jau kažkas ant savęs tokio. Ne individualiai stiprių žaidėjų, kur gali vienas prieš vieną. Jo, tokio įsiveržiančio. Išskyrus Brazdėjį. Nu, va, duos šitam, aišku, kad jis Brazdėjis gali gaus. veržtis. Taip, Brazdėjis gaus, gali. prieš vieną, manau, jo. Papjausti tą gynybą gali, jo, iš Jo, tikrųjų. bet Geriau, žinai, mes nežinom, kaip atrodys tie Islandai galų galia. Dabar, kaip mes ir sakėm, žinai, ir slidininkai išmoko žaisti, tai jie, supranti, ten jau jie tikrai, ne kokie durneliai, ir treneriai ten normalūs pas juos ir visa kita. Jie irgi žino, kas pas juos atvažiuoja. Jie žino ir tą patį Brazdeikį, ir visus kitus. Ir jie, aišku, irgi tikisi, jeigu mes jau galim tokie profanai nepasakyti į savo įtarimus, kaip koks bus žaidimas, tai jie už mus tikrai geriau žino. Na, jie turi, žinai, biškį ir tą darbą dirbančių vis tiek žmonių, žinai. Nu, žmonės iš to gyvena, mes tai gyvenam. Mes tai gyvenam iš to, kad miegam, valgom, supranti, ir pro langą žiūrim. Nu, taip. Matysim, nu. Tai ką, šiandien vakare. Jo, Visai įdomu, aišku, žinai, labai teisingai atsimenu, kai pasakė Šaras po Europos čempionato, nu, sako, nepykit, sako, krepšinio lygis buvo prastas. Nu, taip, čia tikėtis. Čia ne langai jau. Čia Europos tai buvo čempionatas, taip. Kur tos komandos surinko jau toks, ką galėjo. Biški pasitreniravo kažkiek, jo. Biški dar pasitreniravo, buvo pas mus. Ir jau praėjo, žinai, buvo Eurolygos žaidėjai, buvo Jakubaitis ir Vydis, ne, Valančiūnas iš NBA atvažiavo. Jo, pas vokiečius buvo irgi ten Hebra, Šrioderiai visi atvažiavo ten, žinai, Wagneriai, jo, iš NBA. Ir visi surinko, ką galėjo, kas, ne visi, aišku, viską turėjo. Bet su langais nėra ką lygiai. Ne, apie ką kalbam. Čia languose, tai iš vis. Žiūrėjimas pro langą vyksta. Taip, Atvažiavo Hebra, pažiūrėk, atvažiavo Hebra, Brazdeikis su tuo, su tubeliu, ne? Vakar. Ir vakar atvažiavo ir iš karto išskridė. Ir šiandien jau žaidžia. Čia tik tas, kad jau jie buvo prieš tai, tas vis tiek sistemėlės derinukai tie patys eina. Brazdeikis pas Kurtinaitį nebuvęs, Tubelis jo. Tai senas prisiminimas, žinai, pritaikys, žinai, Brazdeikį būtent, kaip ir šnekėjom, pritaikys, kad reikės ataką užbaiginėti be derinio. Tada paleis jį, žinai, paprasta, visi išeinam, paliekam vienas prieš vieną. Tuo labiau, žinai, jisai jau Žalgiryje gavo tikrai rimtą, žinai, mokyklą. Jeigu jį ten uždvigubina, jisai jau nepasimeta, jisai puikiai atranda, kas laisvas. Į medį nelipa. Taip. Matysim, bus visai kažkaip laukiu iš tų varžybų, žinai, atrodo, kas šitie Islandai, kas, bet vis tiek bus įdomu pažiūrėti, kaip čia gausis. Jo, gal krepšinis ne tokio lygio, bet vis tiek įdomu. Įdomumas tikrai yra. Visada smagu pažiūrėti jaunimą susibėgusi vėl į vietą. Įdomu pažiūrėti, ką ten išleis, supranti, ar ten paimsi sudėti, dabar 15 nusivežė, kiek suprantu, tai ten, žinai, 3 reikės palikti ant suolo, tai ką ten jisai pasirinks, supranti, ir ten. Tai greičiausiai čia bus iš tų, žinai, kuriuos mes čia ir kalbėjom pradžioje. Tai Sušilskas, Kačinas, žinai, Bendžius tikrai bus sudėti garantuotai, jis jau nėra kalbos. Sistemą žino, žinai. Ir žinai, ir patyręs metikas, netribančia ranka, kuris bet kada, kai reikės, jisai išmes tą metimą. Jisai yra geras to, kad jo vienas dalykas jis metikas, jo,
Bet antras dalykas, ne visą laiką tam metikų ir krenta, būna, kad jam nekrenta. Nu, Bet jisai nekreipia dėmesio. jo. Nu, Jo, jisai nesimandražina. Jo, jis norėjau sakyti, nesimandražina, jisai meta. norėjau sakyti, kad koks ir nežais koksai Žemaitis, bet ne, į žaidėją neišims. Neišimti, ne. Šaučiau, Ne, jeigu šaučiau, tai kažką iš didelių tikriausiai vieną. Tai sakau, iš didelių, Sušinskas, ta, žinai, Tai galbūt... šitie jo, Gebena kokią Arminio, tą kažkurį iš tų galvoju, trečią. Nu, nežinom, matai, ten... Sunku pasakyti, Nežinom, ką Islandai turi. Čia viskas spręsis Jo. pagal tai. Islandai, Jo. kiek supratau, turi vieną ten, kur Naitis akcentavo, žinai, 2,15 m centrą, kuris lošia ABC, žinai, Ispanijoje savo komandai rezultatyviausias. Na tai tada jo, tada didelį. Jo, tai, bet ar jie turi vieną tokią, ar jie turi kažką, tai kas įkeisis, giliau ten visas 40 minučių, žinai, kažkas. Žinai, jeigu gali uždominuoti prieš vieną, prabauduoti antrą ir žiūrėk, žinai, būna tai tas Jo, vienas, kuris ant savęs turi jo. tempti, jisai ir Tu tai turi daro 3 daug. ir tada tau nusispjaut, supranti, ten tu skaityk, daužai ten į pobiškį, žinai, 3 daužyš. Nesvarbu, kad jis ten dirba. Ai, nu žinai, va, tas pats Tarolis, žiūriu, Gaždiškis gali vat, būti Rolis neblogas, jis irgi panašus toks. neblogas. Nei sunkus, nei lengvas. Tipo sunkus, bet žinai, bet jisai gali iš toli metą, žinai, ir prasiveržimus turi. Nu, Jo. nieko, nebloga ta komanda. Nebloga. Viskas gerai bus, viskas bus gerai. O žinai, o vežėsi 15, 3-5, tai treniruotėse intensyvumo galima turėti. Jo. Viskas tvarko. Nu, Jo, šitos rungtynės bus tokios biški daugiau treniruotinio pobūdžio, o kad Klaipėdoje, kai loš revanšą atsakomasis, jau būtų biški dar aiškiau viskas. Bet šitas, matai, jau pralošti irgi negali. Geriau nepralošti. Geriau nepralošti. Jo, čia negali visai kaip treniruotės pasidaryti. Nes čia, žinai, čia prasidės kalbos, kaip čia ką, čia ne tos pakvietė, nes kai dabar pralošė italam, ne, Lietuvoje. Nu, normaliai pralošė, žinai, nes tie italai biškai geresnių žaidėjų surinko. Taip, tiesiog, tai šnekėjomės. Taip, mūsiškai ten nesurinko, žinai, o Tubelis žaidėjų. Nenuvažiavo Tubelis tada. Nu, mes nekaltinam Tubelio, bet nenuvažiavo, žinai, o jie pas juos atvažiavo. O pas juos tie 2-3 Eurolygos atvažiavo. Taip, 3 žaidėjai Eurolygos buvo man atrodo, iš Olimpijos. Mes šnekėjom, jo, jie ten gal pas save, žinai, toj komandoje ten jie nevaidina svarbiausių vaidmenų, bet rinktinėje buvo, žinai, reikalingi ir viskas. Ir padarė. Gerai, Robertai, gal daugiau ir tada ir neplečiam, viskas tvarkoja. Jo, laukiam varžybų, po to pakalbėsim, kurią dieną, kaip ten kas įvyko. Jo, pakalbėsim po šitų, tai paskui lošia neužilgo antras. Matysim turbūt po antrų. Jo, susirašysim ir bėgsim kokią dieną. Gerai. Gerai, gero visiems krepšinio ir gero savaitgalio. Iki.